kalbant apie vieną Laisvės partijos atstovą vyriausybėje, vėlgi, aš negalėčiau komentuoti, kaip jisai atsidūrė, nes nežinau, tas, kas viešoje erdvėje skelbiama yra, kiek tai atitinka tos tikrovės, bet taip, manau, švelniai tariant, neturėtų būti. Ir puikiai suvokiame, kad ir net ir formuojant tą vadinamą technokratų arba profesionalų vyriausybės dalį, tai esminė sąlyga turi būti, tu įsileidi į vykdomąją valdžią žmogų, kuris, nekalbu apie tas vertybinės nuostatas, kurios skiriasi, dar čia, dar. Bet iš esmės kalbant, žmogus, kuris vykdys arba vykdė ankstesnės koalicijos nuostatas, kodėl toks motyvas buvo, man tikrai sunku spėlioti. O kas čia pakeitė žaidimo taisyklės? Ta prasme, kas tą tradiciją ankstesnę pakeitė? Aš bent jau dariau kitaip. Kiek žinau, Algirdas Butkevičius prieš mane irgi darė kitaip. Ir vyriausybės formavimo principas buvo, trumpai paaiškinant, labai paprastas. Yra politinių partijų žmonės, arba kaip mano atveju buvo, mes, formavom profesionalios vyriausybės pagrindų, ne politikų pagrindų daugumoj, bet net ir ta koalicijos partneriai, kurio tuo metu buvo socdemai, duodami savo politikus, duodavo kandidatūrą ministrui pirmininkui, kuri buvo aptarta, matyt, politinėje bendruomenėje. Jeigu jinai man tikdavo, tada yra atitinkami skambučiai arba kontaktai su specialiosiom tarnybom, kur pasako tau nebe detalių, kad gali toliau kandidatas judėti arba ne. Jeigu ne, turi galimybę sužinoti priežastis, kodėl ne, nes paaiškinamos yra, arba pateikiamos raštu. Jeigu taip, tada neformaliai susitinki su prezidentu, pasakai, kad turi tokį kandidatą, jis neformaliai pabendrauja ir tada žmogaus pavardė yra paskelbiama tuo met, kada jisai jau iš principo turi galimybę eiti ir savo nuostatas išdėstyti prezidentui, kuris jau žino, kas pas jį ateina. Ir tokiu atveju žmonės nepakišinėjami kažkaip tai iš anksto, po tos visos visuomenės galbūt tokius padidintus dėmesį arba žiniasklaidos, bet padaroma tiesiog toks procesas pakankamai sklandus ir manau, korektiškas. Prezidentas būna, kad atmeta, pasako, kad netinkama man ta kandidatūra bus, ir tas žmogus tiesiog jisai kaip ir nefigūruoja niekur. Dabar matėm kitaip, pirmą paskelbė žiniasklaidai, tada mes laukiame, kada per Facebooką ministras atsakys premjerui, kad jis sutinka arba nesutinka. Tada prasideda, visi puikiai supranta, gal patyrimo trūksta, kad tu į tokias pareigas eidamas jau neturi jokio privataus gyvenimo ir tada visos istorijos nuo kas kada buvo, nuo mokyklos laikų iki dabar yra išviešinamos, tarnybos įsijungia ir dėl to tie procesai buvo tokie kai kuriais atvejais keisti. Bet principas pagrindinis, bent jau ką mes kalbėjom ir koks lūkestis buvo formuojant šitą daugumą, kad tikrai vyriausybė ne tik apie ministrus kalbu, bet ir apie viceministrus turėtų būti sudaryta žmonių, kurie nebuvo ankstesnės vyriausybės nei kabinete, nei ministrais, nei viceministrais, nei kitais įtakingais, sakykime, politiniais veikėjas. Deja, matau, kad turim plačios koalicijos turbūt vyriausybę. Platesnės negu sutarta koalicinėje sutarty. O tas Povilas Poderskis, jisai, bent jau man, kaip žurnalistui, krenta į akis. Tiesiai iš MG Baltico karšto glėbio, šiek tiek atvėsęs nuo įkoro, tai yra Rubikonas, juodoji buhalterija, visos tos istorijos, be didesnių diskusijų tinka per keliolika minučių iš tikrųjų patvirtintas aplinkos ministrų. O iš tikrųjų vyriausybės programa, tą dalį, miškų dalį, buvo ruošiama su profesorium Sigitu Podėnu. Kam jisai neįtiko? Kam jisai buvo negeras? Kas jį atmetė? Ar premjeras, ar prezidentas, ar kas čia buvo? Ar interesų grupės? Nes Poderskis yra interesų grupių žmogus, grubiai tariant. Podėnas buvo miško ir aplinkos žmogus. Ir va čia šitas didžiausia nuoskauda tikriausiai čia jaučia, bent jau stebėjo šitą procesą. Miško dalį ir aplinkosauginę dalį nemažai prisidėjo ir mūsų kolegos, tas pats Tomas Tomilinas ir Agnė Širinskienė prisijungė. Tai tas darbas buvo padarytas didelis iki jau tų pavardžių atsiradimo.
tai taip yra mokslininkas, kuriem galbūt trūksta ten tos biurokratijos išmanimo ir niuansų tam tikrų valdymo, sakykim, kaip valstybės mechanizmas veikia. Bet aš suprasčiau, jeigu jis būtų dėl to nėra galbūt šitam etape tinkamas, tada tu turi gerokai stipresnį kandidatą. Bet dabar aš tikrai leisiu savo abejoti, ar tai yra taip. Ir antra, ką jūs paminėjote, man teko susidurti per pandemiją, kada reikėjo tikrai priiminėti sunkius, nežinomus, labai nelengvus sprendimus, tai didžiausia opozicija, kur visą laiką viskas buvo ne taip, arba norėjo daryti atvirkščiai, tai buvo iš Vilniaus savivaldybės, pono Šimašiaus ir jo administracijos direktoriaus. Nuolatiniai prieštaravimai, pagalių kaišiojimai, nesupratimai ir tai apsunkino pandemijos valdymą. Tai tokias savybės aš apie tą asmenį ir prisimenu. Gal per tą laiką žmonės pasikeičia, čia laiko prabėgo jau daugiau negu 4 metai, gal tapo kažkuo ypatingai kitokiu, bet tikrai šita pavardė man vyriausybėje atrodo keistai. Gal barzda užauga didesnė. Kitas toksai atvejis yra, kodėl vis dėlto jūs supratote, jums buvo paaiškinta vėlgi koalicijoje, kodėl Kęstutis Budrys, o ne Asta Skaisgirytė, kuri ir politinis jos svoris ir diplomatinis įdirbis yra nepalyginami su Kęstučio Budriu, jisai gal turi visokių kitokių savybių, bet kaip jūs supratote, kas atmetė kandidatūrą, Palucko čia kandidatas ar Nausėdos kandidatas, nes šiaip jau tai yra, šiaip jau siejamas su Dalios Grybauskaitės dvaru žmogus. Bent jau tada kilo. Aš prie dvarų tikrai nesiriščiau, nesiečiau, yra tikrai gerai ir kompetentingas žmogus, ypatingai kas susijęs su saugumo situacija, nacionaliniu saugumu, šalies gynyba. Kaip jam seksis būti diplomatijos vadovu, tuoj pat matysim, bet kiek suprantu, šita kandidatūra buvo suderinta ministro pirmininko ir prezidento. Jų dviejų pasirinkimas yra, kas kam ką pasiūlė, čia dabar turbūt jau spėlionės tik yra. Dar kartą pabrėžiu, kad kalbant apie kitų politinių partijų sudarančių koaliciją kandidatus, nebuvo dalinamas šitą informaciją su koalicijos partneriais. Tai toks buvo pasirinktas stilius vyriausybės formavimo ir galbūt jisai toks ir irgi gali egzistuoti. Tai čia tikrai aš negaliu atsakyti ir spėlioti, bet kad faktas, kad jau tai į šitą poziciją padėjo surasti kandidatą šalies prezidentas, tai akivaizdu. Bet jisai iš pradžių kalbėjo apie Skaisgirytę, kas buvo labai logiška. Tai kas čia ją vetavo? Ne, aš nemanau, kad vetavo, gal greičiausiai bent jau daryčiau prielaidą esminę, kad prezidentas tiesiog nenorėjo prarasti savo patarėjos, kuri prezidento ir ne tik prezidento vertinama labai, labai gerai.